O dabar nusikelkime į tropikus ir pasigrožėkime tropiniais drugeliais. Jie trumpam persikėlė į Panevėžį, kur surengtoje specialioje parodoje lankytojai gali stebėti ne tik retas rūšis, bet ir kaip šie tropikų vabzdžiai išsirita iš kokono. Margaspalviai su užburiančiais raštais, paslaptingai ryškus, neįprastai dideli. Tokie drugeliai laisvai sklando tarp gėlių ir lankytojų pirmą kartą Panevėžyje surengtoje tropinių drugelių parodoje. Specialiai sukurtame tropinio klimato kambaryje lankytojai gali pamatyti, kaip drugeliai gyvena, maitinasi ir net kaip ritasi iš lėliukių. Šitoje parodoje galima pamatyti tropikinius drugelius, kurie aišku Lietuvoje negyvena, gyvena tik tais atogrąžų miškuose. Ir jie visi žymiai didesni nei lietuviški ir jų yra čia daug skirtingų rūšių. Iš tikrųjų, pamatyti juos Lietuvoje daugiau nelabai kur yra manoma. Yra tik Vilniuje paroda ir čia, dar gal keletą parodų kartais atsiveža jos. Bet jie labai įspūdingų dydžių būna dažniausiai ir labai įspūdingų spalvų, labai gražus. Drugeliai kurdinti patalpoje, kurioje 25 laipsniai šilumos ir 80% drėgmės. Būtent tokios sąlygos patinka šiems tropikų vabzdžiams. Patalpoje daug augalų, gėlių žiedų, sudrėkintų kempinių, iš kurių drugeliai geria vandenį ir vaisių. Drugeliai pas mus maitinasi apelsinais, bet iš tikrųjų jiem tinka bet kokie vaisiai praktiškai. Jie mėgsta saldžius kyšius visokius. Tai vaisių sultis, gėlių nektaras, bet iš tikrųjų gali gerti ir cukraus sirupą, kokį ar medaus sirupą, bet kas saldu labai patinka, jie smaližiai, bet tik tais kyšius geria. Jie kieto valgyti nieko negali visai. Bet aišku, gamtoje jiems to nereikia, jie mėgsta tokius dalykus. Vaisius, aišku, jie gamtoje gal apelsinų nevalgytų, čia žiūrint iš kur jie kilę, iš kur tie patys drugeliai ir lietuviški, iš tikrųjų, jeigu čia atsivežtume, tai jiem irgi apelsinai patiktų. Visiems drugeliai patinka vaisiai saldus. Drugeliai laisvai skraido po patalpą, tad lankytojams reikia būti itin atsargiems, kad neužkliudytų šių trapių būtybių. Labai suprantama, kad lankytojai nori paliestas drugelius, pačiupinėti, bet mes turim tokią griežtą taisyklę, kad jų iš tikrųjų rankom liesti negalima, nebent nori nusifotografuoti su juo, tada kartais duodam rankas, bet iš tikrųjų labai retai ir iš tikrųjų jie labai trapūs yra šitie drugeliai. Dažniausiai vaikai, kai išgirsta taisyklės, tai jie supranta tą ir drugelį neliečia, tai juos išsaugo čia gan nesunku yra. Tik aišku, kartais užlipa, bet labai retai. Kai kuriems parodos lankytojams nusišypso sėkmė pirmiesiems pamatyti ir kaip drugeliai išsirita iš lėliukių. Taip pat ne vienas domisi, ar galėtų šiuos grožius auginti namuose. Tie drugeliai labai mieli, o mano draugė nori jų prisiauginti namie, tad aš visada kartais padedu, jeigu jie būna tokie. Kaip tu galvoji, drugeliai galėtų gyventi namuose? Pas tave? Nemanau. Gal jiems ten būtų per šalta, jeigu būtų atidaryti langai. Čia šiaip tai labai įdomu, o man patinka dėl to, kad čia yra labai daug drugelių ir gali bet kur ant tavęs nutūps. Man tai jis labai keistas, nes turi akį tokią. Kaip elnias. Esi mačius anksčiau tokį? Ne. Ar norėtum tokį namuose turėti? Visai norėčiau. Pasaulyje skaičiuojama gyvena 100 000 drugelių, Lietuvoje vos 2000 rūšių. Didžioji dalis naktiniai ir tik daugiau nei 100 rūšių dieniniai.